Varikliukai šyla. Antanas atsargiai neša kiaušinius. Pas brangiausias turtas nesenai buvo. Jo, ką nepaėmiau, žinau. Čia sumesim. Tai gal jos pačios susidės, padėk ant stalo geriau, va ten. Kas? Ateis merginos pačios susižiūrės. Tai uždėsiu kažkaip. Vilės leido, yra žmonė. Juvilė. Ką? Juvilė. O dušai naudosime kilimėlį, kur juodam venė, ne? Taip. Tos velkom, ko mane. Jo. Mano firminė kėpčikas. Taip, dabar. Batus nusinešite? Jo. Gerai. O tu viskas į tiek batus turėsi? Nu tai dvi Aš įsidėjau poros. dviejus kėdus įsidėjau, tuos kroksus įsidėjau. O, mano kroksus galima paimti. Šliopaksus įsidėjau, mano darbo kompiuteris. Kroksus, o kur jie yra mano? Laibaškas priparkuotos. Paskutinis patepimas, patikrinta duris. Viskas. Kitos laibaškos jau paruoštos. Šiukšlės suruoštos. Taško dėžutė tuščia. O, mano dūmė biškį. Nu, tai porą žodžių pasakykite. Tai ką? Gero kelio. Gero kelio. Nu, Stabdžiai tik bailiam. Stabdžiai. O klausyk, čia kokios lietuviško, aišku, nėra čia nieko pasiūlyti. Negalima. A, kam? Nu taip, man tai čia 100 metų radiją. Radio. Va, radija bus. Amerikoje lietuviška radija. Telefonus prisijunkite, tai per savo telefoną galėsite. Ai, bendrai internetas tam. Nu, Taigi, ne. ne, tai čia viskas. Ok, judame. Paskui įsiaiškinsim Ai, viską. šitą žiūrėkalmį tai reiktų kolonėlį, turbūt stosim reiks kyšio per kolonėlėse, ne? Nes Jo, negalim sustosime, jo, paimsime. Nu, gerai. Nu, mamet. Pasiruošusi? Na taip. Dabar beliko tik sustabdyti paštą. Gali nebūti šaldytuvė. Čia irgi nereikia šaldytuvo, aš pasiimu. Ką čia nenori, Renata, tai ir nekiš. Mes pas mus, žinok, yra tradicija, mes visada valgom ledus, kai važiuojam. Arba sustojam pakeliui. Jo, tai tu žiūrėk, aš dalį paėmiau, dabar tu kitą pabandyk sudėti. Bulvės tai galima sudėti bele kur, bet svarbu bulvėm. Pomidoriukam turbūt irgi nieks neatsitiks gerai dėti. Jo, tik tai padėjo, kad prisispaustų pomidorai ties laikai. Va, žiūrėk, šitą. Daug, šitos aš Tuoj ir suspausiu, padėk. kad va taip būtų. Va. Žiūrėk, šitą jums vieną į mašiną. Va, vandenį daug čia. Tai yra, va, čia majonezas ar buljonas, kas čia. Tai čia kad. Tai užšauk, nedėk gal kažkaip. Čia neužšau. Tuos maišiukus padėk klausyk, bus kokiom šiukšlėm kam. Jo, dalyk. Žiūrėk, imk va šitą vieną į vidų pas save. Taip, su maišiuku neš pasidarys. Aliejų. Žiūrėk, imk obolius. Tai sau nenorit susimti? Nu, gal du kokius. Ką tai? Obolių norėtum? Ar obuolių turi? Mamet. Ten obolių atidėkime iš šitą, kokį jiems paduosim dar pusę. Čia į mašiną šitą.
pirmas kuro pilimasis. Čia tai šitas tavo žmogus? Mano. Tai tu įsipurvinsi pabaig. Nu, kaip vieniukas laiko, ne? Gražuolis. Laiko, kuris dėsis. Nu. Sako Antanas, benzą pila. Kaip žalia. Na, O čia va. atvirkščiai iš 3 pasirinkimai dyzelio. Juoda. Čia benzas. Jo? Tai aš tam Apžiūrėjom stikliukų, suvenyrų. Ką dar matėm? Maisto matėm, sniego. mojuogi tave filmuoja, kaip nors Aš stovi. rimta, ne kokia. Jo, Aš rimta. vienu žodžiu, viskas gerai, tik tais nėra tų, ko mums reikėjo. Lindėms. Linzėms. A, nėra linzės? Nėra. Kažkur gal reiks kažkur kitur dar sustoti. Tai gal kokiai. Jo. O tai akinių neturi? Turiu. Nu, tai akinius susidėsi. Nepatogu Labai man. lengva. O, Jėzus, Surasdavo ir drąsiai, priėmė drąsiai. sprendimą padarys. Labai susibraižėme. Nu va, vyksta lengvas sustojimas. Reikia pasipildyti degalų, apsivalyti langus. Nu, kaip tėti pavargęs? Kaip pasvažiuoti. Nepavargęs, Atostogas. atostogas. Džiaugiamės atostogom, einam pažiūrėti kaip Antanas. Antanas langus irgi plauna. Nu, Antanai, pavargęs? Ką? Nepavargę? Normaliai. Jo. O, atvažiavom. O jūs? Pilsim kurą, gerai mes. Lėkiam su vėjeliu. Nu, matai, pietų nesidarėm nieko. Be pietukų. Nu. Gerai. Nu va, langai švarūs. Bus labai gerai. Varom.
Istorija jau pribėgo. Va, kaip švarus pas mūsų langas. Labai gerai. Mucha nesidėjo. Mucha nesidėjo. O, tai čia bus švaru. Ir gerai. Taip, taip mes ir keliaujame. Va, kaip tik. Kaip sėkis, man tai jie koks šiltas Na, šitas. jie labai faini. Man jisai pats fainiausias džemperis koks yra. Ir žinok, vyriškus tik siuva tokius, moteriškų nėra. Ir kas žino, kad čia ne, dabar visi žino, todėl kad nufilmavau. Antanėlis, sakė, mazolį pritrynė. Kas? Nieko aš nepritryniau. Sakai, užpakalis skauda. Tik kad skauda, aš nieko nepritryniau. Tai mūsų pirma nakvynė. Biškį padirbėjome. Įsukome netoli 600 mylių. Esame jau Kanzase. Štai atsistojom. Nuvažiavome tenai. Tenai buvo parašyta, kad ženklas ir iš šito taško negalima kempinti už to ženklo jau. Tai čia aplinkui tą ežeriuką pilna vietelių. Atvažiavome čia. Viską. Toksai apendiksas yra. Na, man naktį tik pernakvoti, ko tik reikia. Labai gerai. Pažiūrėk, aš užduodas šalą. Du kotletai, blek, šrimpų, šitų makaronų, paskui dar... A kuris galėjo? Nu, įsikūrėm. Nu, kaip šaperiukas, prašėme savo dabar pasakyti. Kaip ir po 500-600 mylių. Ok, Antanas irgi ką pasakys. Subinės skauda. Va, bėda, o Po Renatai ką 500-600 skauda? mylių. Nieko. Tikiuosi nieko Aš tik neskauda. alaus skardinę skaičiavau. Oi, alaus skaičiavau. Ne, viskas gerai. O tai Šiaip kamerą taip. radote? Ką? Taip? Kamerą radot, per kur matau? Taigi tu per galinę, ar ne? Per kokį galinį? Per veidrodį matau. Ai, tu per mūsų Va, čia veidrodį mes matai? įsikūrėm Kokį prie... veidrodį? Sustojame prie laužo. Ta Tai kaip tu per veidrodį ten gali laužo matyti? neturim šiandien, gal nedegsim, nežinau. Bet kol kas, va, tik atvažiavom. Čia prie ežerėlio. Vaikučiai su bainarėm. O šito, tai aš Čia kaip ir aušin. grojo vidurdėliai. Grojo vidurdėliai. Tie sferiniai visas gerai, vietos stovi nieko. O šitie blem vibruoja. Ir va, norėčiau pamatyti, kas ką nieko nepamatyti. Va, kaip lėktuvai sėdi. Bet ant tiek ramu, sakau, vasarą. Čia kad vasarą, žinai. Jeigu čia praktiškai net blizonų nereikia.
Ai, kaip liesiu, tai nu, kol rasa grįžti, tai nesididėjo, kad nežinau. Dabar nevainiuotų, nieko, viskas. Mano žirgeliai stovi, Toks vaizdas kaip bamba, padaryta. keliauninkai sėdi, labai smagus Čia, vakaras, žinai, dar aš šilta, tau gera. pasakysiu, sakai, važiuoji. Brecha,